Yra tik viena priežastis, kodėl policija nepaskelbė užpuolikų aprašymo. Taigi, kai skaitote tokį keistą straipsnį apie 6 žmonės sužeistus Naujajame Džersyje, Amerikoje, o ne Pakistane ar Jungtinėje karalystėje rūgšties atakos metu, kurioje įtariamieji važiavo motoroleriu. Ir vis dėlto, įtartinai, kai skaitote toliau, negalite sužinoti nieko apie užpuolikus. Jūs jau žinote viską, ką reikia žinoti apie tai, kas yra šie užpuolikai ir kuriai etniniai grupiai jie priklauso. Perskaitykime šią bjaurią istoriją. 6 žmonės Naujajame Džersyje buvo sužeisti rūgšties atakoje, kurioje dalyvavo motoroleriu važiavę įtariamieji. Džersio Sičio policija sureagavo į pranešimus, kad 2 įtariamieji, važiuodami motoroleriu, pravažiavo pro grupę žmonių ir apipylė juos rūgštinę medžiagą pirmadienio vakarą, iš pradžių sužeisdami 5 asmenis. Dabar galbūt savęs klausėte, kasgi apipila žmonės rūgštimi, kad juos sužeistų? Na, iš tikrųjų tai yra paplitęs reiškinys tam tikrose šalyse ir tarp tam tikrų religinių grupių. Lažinuosi, kad negalite atspėti kas, bet tuoj prie to prieisime. Antradienio popietę The Guardian atnaujintame pranešime policija teigė, kad iš viso yra 6 aukos, 3 iš aukų yra paaugliai. Tiems iš jūsų, kurie nežino, rūgšties atakos palieka jūs visam laikui subjaurotus, visam laikui. To negalima pataisyti ir negalima išgydyti. 21 metų moteris buvo perkelta į vietinį nudegimų skyrių gydyti 2 laipsnio veido ir galvos odos nudegimų. Likusios 5 aukos yra stabilios būklės, praneša Džersio Sičio policija. Policija teigia, kad išpuolis atrodo buvo nukreiptas prieš konkrečius asmenis ir įvyko po ankstesnio konflikto. Pirminė informacija rodo, kad 5 moterys buvo lauke prie 155-105 Wilkinson Avenue, kuri atrodo yra gyvenamasis adresas, kai buvo mesta ši medžiaga. Medžiaga, štai, mes čia tam, kad kalbėtume apie medžiagą. Žinoma, mes nekalbėsime apie žmonės, kurie ją metė. Kodėl apie tai kalbėtume? Policija teigia, kad manoma, jog ši medžiaga yra sieros rūgštis. Vienas nepilnametis buvo sulaikytas dėl šio įvykio, jam kaltinimai dar nepareikšti. Po išpuolio Džersio Sičio meras Jamesas Solomonas sakė, mano mintis su tais, kurie nukentėjo per šį siaubingą išpuolį. Noriu, kad mūsų bendruomenė žinotų, jog tokiai prievartai visiškai nėra vietos mūsų gatvėse. Teisingai, bet ar žinote, kas dar neturi vietos mūsų gatvėse? Silpni policininkai, kurie nenori įvardyti, kas iš tikrųjų vyksta, nes nors mes vis dar nežinome, kas yra šie žmonės, štai ką mes žinome. Jei internete paieškosite rūgšties atakų, tarkime, rasite rūgšties atakas prieš moteris Isfahane. Ar kas nors žino, kur yra Isfahanas, arba kur galėjo būti šios moterys? Beje, pažiūrėkite, kaip jos yra subjaurotos, ir galbūt ten buvo ir vyrų. Kokios religinės bendruomenės yra susijusios su šiomis vietomis? Pakistano moterų gyvenimai sunaikinti rūgšties atakų. Gerai. Štai kaip jos atrodė anksčiau. Gražios, nuostabios, stulbinančios, įspūdingos. O štai kaip jos atrodo dabar. Joms reikia operacijų. Tai sudėtinga. Daugelis šių moterų to negali sau leisti. Pažiūrėkime į tai. Rūgšties atakos. Blogiausia Pakistano socialinė epidemija. Kokia staigmena. Ir dar viena vieta. Rūgštimi subjaurotas veidas – smurto prieš Jemeno moteris simbolis. Taigi, kol kas turime Isfahaną, turime Jemeną, turime Pakistaną. Ar kas nors iš jūsų gali suprasti, iš kur galėjo prasidėti šis keistas kultūrinis reiškinys? Kas nors? Kas nors? Dabar duosiu jums dar keletą užuominų. Ištekėjo būdama 12 metų, 16 buvo atstumta, o vėliau subjaurota per rūgšties ataką. Alanud Hussein Šerianos likimas yra šokiruojantis smurto pavyzdys visuomenėje, kurią kamuoja karas ir skurdas. Taip, žinoma, jie jums sakys, kad visa tai susiję su skurdu, o rūgštis yra vienas iš tų dalykų, kuriuos vargšai naudoja kerštaudami. Ir tai iš tikrųjų yra tiesa, nes rūgštį labai lengva gauti. Ji pigi ir iš tikrųjų padaro tiek daug žalos. Nereikia nieko nužudyti ar daryti kažko itin žiauraus, pavyzdžiui, subadyti žmogų. Ir taip pat rūgštis yra beveik neatsekama, nes jei esi užsidengęs ir apipili žmogų rūgštimi, kaip žmonės sužinos, iš kur ji buvo gauta, skirtingai nei ginklus, kuriuos galima atsekti. Bet taip pat tie žmonės būna taip stipriai sužaloti tuo momentu, kad dažnai negali atsilyginti. Jie negali suprasti, ką daryti. Beje, jei gyvenate vietovėje, kur tokie dalykai gali nutikti, turėtumėte iš karto išmokti, kaip reaguoti į rūgštį. Kodėl? Nes galite atsidurti tokioje situacijoje, kai būsite kita moteris, einanti gatve, ir kažkas netikėtai nuspręs, kad dėl kažkokios priežasties yra ant jūsų supykęs ir nuspręs jūs visam laikui subjauroti, apipildamas jūsų veido rūgštimi. Wow, bičiuliai, rūgšties ataka. 5 moterys buvo sužeistos per rūgšties ataką Džersyje. Tai beprotiška. Tai beprotiška, nes apie tokius dalykus dažniausiai girdime, kad jie vyksta Azijoje, islamistinėse šalyse. Tai nėra įprasta Naujojo Džersio dalykas. Ar žinai, kur tai tampa vis labiau įprasta? Duosiu tau mažą užuominą. Jungtinėje karalystėje atspėk, kas ten yra kaltininkai. Tai beprotiška.
Du asmenys privažiavo prie moterų motorolerių ir apipylė jas sieros rūgštimi. Ir tada policija nesiruošia paskelbti užpuolikų aprašymo. Kodėl? Kodėl jūs nepaskelbtumėte užpuolikų aprašymo? Todėl, kad nenorite pasirodyti rasistais. Atsiprašau, jie nenori pasirodyti rasistais. Jie bijo, kad žmonės juos užsipuls už tai, kad pasakys kažką nepriimtino. Jei žmonės elgiasi tam tikrų būdų, nes priklauso religiniai ar etniniai grupiai, galbūt apie tai reikėtų kalbėti atvirai. Turiu omenyje, nėra jokio. Kokia nauda visuomeniai slėpti tokią informaciją nuo visuomenės apie tai, kas tai padarė? Turiu savo įtarimų. Aš pasakysiu tai. Manau, kad tai buvo musulmonai. Jei tai būtų baltasis krikščionis MAGA Trumpo šalininkas, jie neslėptų to apibūdinimo. Taigi tikrai ne vienas iš jų. Tai galėtų būti baltasis. Baltajam rūgštis tikrai būtų įdomus pasirinkimas? Nemanau, kad juodaodžiai naudotų rūgštį. Tai ne jų stilius. Nemanau, kad amerikiečiai tai darytų, važiuodami motoroleriu, dar ir dviese ant motorolerio. Nežinau, nemanau, kad amerikiečiai taip darytų. Nesvarbu kokios tautybės ar rasės. Manau, kad tai musulmonai, bet tiksliai nežinau. Galite mane vadinti kaip tik norite, man tai nerūpi. Tokios mano mintys. O ką jūs manote? Kas jūsų nuomonė tai padarė? Kodėl jie tai padarytų? Ir kodėl policija, žinote, nepaskelbė užpuolikų aprašymo? Man tai visiškai nesuprantama. Taip, tai labai logiška, nes jie bando nuslėpti faktą, kad visa tai vyksta, kad islamizacija atėjo į Ameriką, nes Jungtinėje karalystėje tai jau tapo įprastu dalyku. Galite pasitikrinti. Prisimenu, prieš 15 metų skaičiau knygą apie rūgšties atakos auką, kurią užpuolė pakistaniečių grupuotės. Atsimenu tai. Tai yra dalykas, kuris vyksta jau seniai ir tai yra reiškinys. Turėjau galimybę Indijoje susitikti su daugybė moterų, kurios, nieko nuostabaus, buvo islamistinių santuokų dalyvės ir dėja tapo rūgšties atakų aukomis dėl įvairių priežasčių. Jų vyras manė, kad jos keistai žiūrėjo į vyrą. Jų tėvas sakė, kad jos kalbėjosi su vaikinu ir tai buvo netinkama. Viena iš jų skyrėsi, o jos vyrui nepatiko mintis, kad ji galėtų kada nors ištekėti už kito. Taigi jis nusprendė subjauroti ją ir jos vaiką, beje ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra įprastas reiškinys, o dabar mano draugai sveiki atvykę. Tai atėjo į JAV. Ir priežastis, kodėl tai atėjo į JAV yra ta, kad mes nestabdome žmonių, kurie taip galvoja nuo atvykimo į JAV. Tai miestas, kuriame 5 žmonės sveiksta po to, kai kažkas privažiavo automobiliu ir apipylė juos rūgštimi. Tai įvyko Wilkinsono prospekte. Šiuo metu pareigūnai mano, kad grupiai buvo mesti sieros rūgštis. Policija mano, kad tai kilo iš kažkokio ginčo, kuris įvyko anksčiau tą dieną. Jie buvo nuvežti į ligoninę, kur jiems buvo suteikta pagalba dėl gyvybei nepavojingų sužalojimų. Pažvelkime akimirkai. Rūgšties atakos Jungtinėje karalystėje. Pažiūrėkime, ar tai iš tikrųjų egzistuoja. Sveiki, kaip sekasi? Rūgšties atakos Jungtinėje karalystėje, prisiminkite miestą, kuris buvo islamizuotas, išlieka rimta visuomenės saugumo problema, o duomenys rodo, kad jie Kadinkano istoriškai patyrė vienus didžiausių nusikaltimų, naudojant ėsdinančias medžiagas rodiklių vienam gyventojui vakarų pasaulyje. Naujausi labdaros organizacijos Acid Survivors Trust International duomenys rodo, kad fizinių išpuolių, įskaitant korozinių medžiagų panaudojimą, skaičius šalyje toliau auga. Įdomu vaikinai, įdomu. Tai taip pat smurtas prieš moteris. To nemetama į vyrą per ginčą. Ne. Tai nepaisant didelio gaujų incidentų tarp vyrų procento, rūgštis vis dažniau naudojama smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris atvejais. Moteris sudaro maždaug trečdalį iki pusės visų fizinių aukų, priklausomai nuo konkrečių metų duomenų. Mano draugės, jei tai dabar vyksta naujajame Džersyje, tai todėl, kad šie žmonės tampa įžūlūs ir jie atneša trečiąjį pasaulį pas jūs. Negalite importuoti trečiojo pasaulio, nesulaukdami trečiojo pasaulio. Jie importavo jį į Jungtinę karalystę, todėl ten ir yra tiek daug rūgšties atakų, o dabar jų turite ir Amerikoje. Sveikinu visas jūs kvailės, kurios nematėte reikalo pasipriešinti tiesioginiai invazijai, kuri vyksta. Stebėkite, kas vyksta Jungtinėje karalystėje ir supraskite, kad jie paskui ateis ir į Ameriką. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.